Žmonės sako, aš turiu blogą įprotį, aš nežinau, ką priek pašalinto dalyko, aš turiu va tokį įprotį. Kam esmė? Jeigu tu mata, kad tu turi to įprotį, tai nebėra įprotis. Įpročiai yra kažkokį pasikartojantis ciklą, kad tu tiesiog nepastebi, nesupranti. Bet jeigu tu pastebi, kad kažkom dara, pastoviai ir kartuoji, tu žinai, kad tai ir įprotis, tai nėra įprotis, brangioji ar brangusis. Tai yra pasirinkimas, kurį tu pats pati pasirenki ir darai. Tai gali būti rūkyti, tai gali būti gerti, tai gali būti neatsikelti, tai gali būti tiesiog pramiegoti kažką, tai gali būti netvarkingam, tai gali būti XYZ kažkoks įprotis, kurį tu galvoji, aš va turiu įprotį, kaip man reikia pašalinti tą įprotį. Kai tu tampi sąmoningas ir sąmoninga, kad tu turi to įprotį, tas įprotis tipo tavo gyvenimą valdo, tai jums nevaldo tavo gyvenimą, tu pasirenki. Ir kai aš sakau pasirenki, nesakau, kad sąmoningai tu nusprendi, aš šitais nedarysiu to, nors aš tą suprantu sąmoningai. Dažniausiai, ne visada, bet dažniausiai tai būna pasąmoniškai pasirinkimas padarytas. Kai tu supranti, ką tu turi daryti, bet tu vis tiek eini daryti kažką kitą. Tai mes dabar einam vėl, tada yra įsitikinimas. Kažkoks įsitikinimas, katras yra motyvacinis mechanizmas. Motyvacinis mechanizmas yra kažkoks dalykas, kur visiškai nesvarbu, kas bus. Tai gali būti pati nelogiškiausia nesąmonė. Šitais skausmą tu gauni, bet tu žinai, kad čia bus nauda tau konstruktyvi. Bet tau atrodo vis tiek, tu pažįsti šitą skausmą ir jums atrodo vis tiek geresnis pasirinkims, tavo ego pasirinkims, negu eiti ten. Motyvacinis mechanizmas tau padės padaryti pasirinkimą pasąmoniškai ir judėti ten, kur tavo ego, motyvacinis mechanizmas, galvoj, kad tau didžiausia nauda bus eiti ten. Ir tu visą laiką judėsi ten ir ten ir ten, kol tu vieną dieną pasirinksi sąmoningai nutraukti tą įprotį, kad tas nėra iš tikrųjų įprotis. Nes tu jau esi sąmoningas ir sąmoninga, kad tai nėra įprotis. Nuspręsk, kokį gyvenimą tu nori turėti ir pradėk keisti jį čia ir dabar. Aš tave myliu, aš žinau, kad tu gali. Jeigu aš galiu, jeigu mano kaimynai gali, tu irgi gali.